Vieno Franco Kafkos apsakymo herojus ryte prabudo pavirtęs vabalu. Dabartinė lietuvių kultūra pergyvena kažką panašaus. Vyrai tampa moterimis, moteris virsta vyrais, universitetai tampa fabrikais, fabrikantai valdo universitetus, bažnyčios tampa koncertų salėmis, o koncertų stadionuose klausytojai panašus į ritualinės apeigas atliekančius maldininkus. Kafkos žmogus vabalas įžengė į jaunosios lietuvių kartos savivoką. Į viską visuotinių principų akimis žiūrintis lietuvis negali mylėti Lietuvos, nes ši nėra visuotinė. Jis būtinai turi nutrinti visus nusistovėjusius atskaitos taškus ir vabalų virtęs žmogus jam yra herojus. Dabartinė jaunųjų vaizduotė nebeturi nieko virš savęs ir kėsinasi nustatinėti naujo pasaulio tvarką. Francas Kafka netikėtai jiems yra didesnis autoritetas negu Valančius, Kudirka ir Basanavičius. Tautos nemėgstantis lietuviai nori įrodyti, kad Lietuvoje gyvena šiaip žmonės, o ne lietuviai. Jie siūlo užmiršti lietuvius nuo kitų tautų skiriančius bruožus ir tapti nekatrosios giminės žmonėmis.